Esi žinoma nuomonės formuotoja ir gauni daug pasiūlymų atlikti įvairiausias procedūras. Pasidalink, kodėlgi grįžai į Apple? Labai paprastai. Esu iš tikrųjų bandžiusi ne vieną studiją, kurioje atlieka elektroepiliaciją. Ir tikriausiai kaip ir kiekvienai moteriai yra įdomu išbandyti pigesnės procedūras, kodėl kai kur gali būti brangiau, kai kur gali būti pigiau, juk atrodo ta pati procedūra. Ir iš tikrųjų tai, ką man atlikdavo kitur, tai nėra ką palyginti su jūsų specialistais. Čia reikia tiesiog išbandyti, kad patirti ir atsakyti savo visus klausimus. Tai va aš savo atsakiau. Man čia jau nuo pat pradžių, kai tu ateini, malonus aptarnavimas, gražios studijos, kuriuose atliekamos yra procedūros, bet pradedant nuo to ir dažnai užduodamas klausimas, ar tau skauda. Tai kai tu supranti, kai tau yra šiek tiek skausminga ir kai tau skauda nuo pat adatėlės prisilietimo, tada tu supranti, kad aparatas arba adatos arba specialistas nemoka dirbti taip, kad tau būtų komfortiška būti visą procedūros laikotarpį. Ir kai aš patyriau tikrai skausmingas procedūras, aš supratau, kad aš tiesiog negaliu ištverti pusę valandos būti tame. Ir aš grįžau čia, kur man yra gera, procedūra atliekama gerai, kokybiškai, nuo pradžių iki galo. Dar vienas dalykas, labai dažnai mes norime pabėgti nuo to skausmo ir leidžia mus pritepti visokiais ledokojinais, kremais, kažkokiais serumais, kad tik mums neskaudėtų. Bet per tą skausmą jūs galite įvertinti, ant kiek jums skauda. Jums neturi skaudėti iki išprotėjimo. Jūs negalite gulėti sukandus dantim, kad jums žiauriai skauda, bet jūs kenčiat, nes reiškia kažkas daroma yra negerai. Aš pati patyriau ant savo kailio, kai ateini į procedūrą ir realiai negali kentėti. O prieš tai, būdama čia elektros epiliacijos studijoje, tu jauti tą skausmą minimalų. Faktas, kad tu su nagu įbedi, tau irgi skauda, bet tu supranti, kad tau šalinamas plaukas ne šiaip savo. Tai yra rimta procedūra, kurią turi atlikti rimti specialistai. Ir kai tu patiri beprotišką skausmą kažkur kitur, tada tu ateini čia ir tu supranti, kad ten tu darė tikrai ne taip, kaip turi daryti. Darė blogai.